Lauryno receptą iš miško. Nusprendžiau pasidaryti šašlyką iš šoninės. Tam turiu visiškai bereikalingai didelį japonišką peilį. Ir sumarinuosim mėsą, tada nueisim iki upės, apžiūrėsim miškas kaip auga ir tada grįšim skaniai pavalgysim. Pagaminsis, taip, turiu šoninės, purvina, odą reikia, tiesiog mes ją nupjausim. Gerai, iškirpsiu šitą reikalą. Supjaustysim maždaug šašlyko dydžio gabaliukais. Per daug nusimažinti nereikėtų. Ir viską gan greitai pasidaryti. Tai šį kartą naudosim tiesiog marinatą. Užpilsim marinatą. O taip. Dar biškį va raudonėlę. Labai spučia. Gerai apiliuojam. Uždengiam, po valandas grįšim, kepsim jau. Irgi va, stiebės, jeigu iš tos pusės atėjom per palaukę, kur buvo veisiamas miškas. Ir dabar priėjom jau savaiminį mišką. Ir va to keliu einant turėtume prieiti upę. Tikiuosi dar žolė pakankamai ten nesudygus, kad prisibrautume. Nu va, yra nuvirtusių medžių. Čia jau savaiminis, pusiau brandus miškas. Sakyčiau. Viskas šitą miške yra. Nuo jaunuolių iki va tokių va didelių medžių. Einam palink. Suvarpyta. Nu va, ir priėjom kažkur prie upės. Paskutinis barjeras. Čia vat upė už 30 metrų ir mums reikia prasibrauti. Ir jas. Atrodo, ne? Čia kažkokie gražūs medeliai auga labai. Aš įtariu, kad gal jie čia kokie nors raudona knyga. Tai nesu tikras. Bet... Vanduo skaidrus. Ramus. Upė mirki. Finišas. Yes. Šį kartą pavyko. Dabar grįšim atgal. Kepsim valgyt. Skaniai pavalgysim ir... Suversim. Kvepia tai iš karto gerai. Reikia mums pasidaryti salotas. Profesionalaus pjaustymo. Nice. O, kaip skaniai atrodo. O, kaip jį išgelbėt. Šašlykas iškepęs. Nusimausim bliūdelį. Eisim. O, jais, kaip gerai atrodo. Prašom. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų.